Birželio 9-22 dienomis Latvijos Adažių poligone vyksta Jungtinių Amerikos valstijų organizuojamos tarptautinės pratybos Kardo kirtis 2012. Jose dalyvavo per 100 Lietuvos karių. Visi pratybose dalyvaujantis Lietuvos kariai priklauso misiją besirengiančiai Lietuvos vadovaujamai Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės 16 Lietuvos karių pamainai PAK-16. Pamainos pagrindą sudaro krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės kariai. Latvijos Adažių poligone 5 skirtingose mokymo laukose vienu metu visi pratybų dalyviai, kariai iš Latvijos, Estijos, Kanados, Jungtinių Amerikos valstijų ir Lietuvos treniruojasi įvairias tarptautinių operacijų užduotis. Antrąją pratybų savaitę visų pratybų dalyvių laukia kompleksinės 4 dienų pratybos. Pratybos Kardo kirtis 2012 Baltijos šalyse vyksta jau antrąjį kartą. Pirmą kartą jos buvo surengtos 2010 metais, tąkart jose dalyvavo PAK-14 kariai, kurie prieš keletą savaičių sėkmingai atlikę užduotis Afganistane, jau grįžo į Lietuvą. Esu kapitonas Darius Vižinis, šiuo metu vykome šaudymo pratybas kartu su Pensilvanijos būriu iš Jungtinių Amerikos valstijų. Pratybos orientuotos į tarptautinės operacijas, ką mes ruošiamės išvykti rudenį į PAK-16. Pratybų metu naudojame sunkiosius kulkosvaidžius, lengvosius kulkosvaidžius ir tabelinę savo ginkluotę. Visą savaitę vykdysime pratybas įvairiuose mokymo laukuose su įvairiom užduotim orientuotom į tarptautinės operacijas. Nepaisant blogų oro sąlygų, kad lyjo iki pietų, visi kariai sušlapo, bet moralė yra aukšta, kadangi yra nauja ginkluotė, naujos pažintys, nauji įspūdžiai. Blogas oras neįtakoja mūsų galimybę.